Parodyk ir man, aš noriu. Aš nenufotkinau nieko. O taip. Kągi, sveiki visi. Su jumis susirinko Kliedesių vitrina. Aš Ūla. Aš Sofija. Ir aš esu Kajus. Galim pradėti nuo pačio pavadinimo. Tai Kliedesių vitrina iš lempos prasidėjo. Man reikėjo sugalvoti pavadinimą, tai sugalvojau vitrina. Ir aš sakau, negalima tik tais vienos vitrinos paimti, nes čia yra bendrinis žodis. Yra kažkokia muzikinė grupė, besisukantis abrikosai. Tai biškai kaip Kliedesys nuskambėjo. Būsim Kliedesių vitrina. Taip, tie visi Kliedesiai labai gerai reprezentuoja šiaip, kadangi čia yra paauglių kanalas. Visi paaugliai iš tikrųjų tokie kliedintis iš esmės. Šiaip galėtumėm to pačiu ir apie save kažkiek papasakoti, nes irgi paaugliai esame irgi kliedintis. Užsiemu sportu ir turiu darbą. Kaip keista, kad turiu darbą. Prastai mokaus. Pasirodo salėje daugiau negu saulė Lietuvoje, kas nėra labai didelis pasigirimas, kadangi Lietuvoje nėra daug saulės. Su juo einu į salę, tarp kitko. Mes įtinam šiandien rankas. Yeah. Labai daug kavos geriau. Labai daug pinigų išleidžiam kavos. Bedarbė sėdė. Tai tu apie savo darbo patirtį papasakok. O Dieve, net nepradėk. Šiaip esu labai prie meno. Ne tai žaidžiančią prasme, bet iš tikrųjų mėgstu labai muziką, labai mėgstu piešti. Pati groju gitarą, pianinu. Tai va, o šiaip dar visai būtų neprašau, manau, papasakot apie ką podcastuose kalbėtumėm. Temos taip toliau, tai svarbiausios, manau, iš jų, tai aišku, pro ką žmonės įeina paauglystėje. Nu, ta prasme, pagalvokit. Etapai visokie. Ką? Ne etapai visokie, ten santykiai etapai. Nežinau. Leis man kalbėti. Gerai. Gerai, leis man Aš kalbėti. sėdžiu savo grįžti. Ir pamečiau mintį, ačiū tau. Ok. Temos, apie ką Tai paaugliai eina santykiai. gyvenime. Taip. Susijęm su savo pavadinimu, Kliedesių vitrina. Vėl, visi kliedėm. Ir manau, kad čia būtų labai fainiai apie tą pakalbėti tuo pačiu metu, kad esam vyresni ir gal biškai daugiau praėję, tai galim irgi pasidalinti. Tai svarbiausia, also galim apie santykius pakalbėti, apie kokius situationships, apie darbą, nes tas tai tikrai turės ko pasidalinti. Ir gal turiu dar kokių komentarų, ką pridėti? Ne. Tai privalomoji tarnyba. O Jezu, net. Nu čia biškai ne į temą. Nu bet į temą. Nu pažiūrėsim, kur vėjas nupus. Kur LRTU vėjai nupus. Gal apie morkas kalbėsim tiesiog visą O Dieve, podcastą. mano, tikrai ne. Valandą, Nu, apie tikrai ne. daržovės. Nu gerai, LRTU vėjas tave pučia lauk. Manau, ties to ir galim užbaigti savo Galim. prisistatymą. Labai nekantraujam priimti savo svečią. Tai TikToko influencerė Airė. Sveiki. Labai malonu, kad mes čia turim Sveiki. dabar. Gal galėtum papasakot biškai plačiau, ką šiaip veiki, kokį turinį keli į TikToką? Šiuo metu tiesiog keliu angliškas dainas, kurias aš išverčiu į lietuvių kalbą. Ir taip pat aš piešiu ant drabužių visokių, tai tenais ant megztinių, ant kepurių ir visokių džinsinių švarkelių ir taip toliau. Piešiu ranka. Labai dažnai dabar piešiu automobilius, tai tiesiog perpiešiu tą piešinėlį ant megztinio. Tai koks įdomiausias piešinys, kurį reikėjo nupiešti? Ta pati Ir kiek mano laiko klausimas. užtruko? Galbūt ne tik kad įdomiausias, bet buvo, man įspūdingiausiai atrodė, kad piešiau Formulės 1 vairuotoją ir labai tiesiog, aš į Formulės pati nežiūriu, bet tiesiog labai įspūdingai atrodė ir aš net savim didžiausi tokia, kaip gerai nupiešiau. Tai žodžiu, tiesiog vienas buvo iš galo nuotrauka ir tada kita nuotrauka iš priekio. Tai toks kaip setas gavosi. Nu, žodžiu, labai fainai pavyko nupiešti jo. Bet ar sunku yra piešti ant tekstilės? Jo, piešti ant tekstilės žymiai sunkiau nei ant kokios drobės ar ant popieriaus, nes tu turi labai daug sluoksnių dėti, nes pirmas dažniausiai būna toks peršviečiamas, tada dažai žiauriai greit džiūsta, tai tiesiog tik įsipili, jie jau iš karto sudžiūvę būna. Ir dar pati tekstilė, jinai turi tokį kaip grublėtą paviršių ir nepatogu tiesiog, nes užsikabina dažas ir tu turi jį taip pirmą įtrint gerai. Nu, žodžiu, tai tikrai sunkiau ir žymiai daugiau laiko užtrunka. Jeigu piešiu ant popieriaus, nu ten būtų labai lengva, bet mes lengvų kelių nesirenkam. Oi, tik nelengvi keliai, bet kas tik nelengvi keliai. Jo, turi kažkokią atlikėją, kuris labai inspiraciją tau duoda. Man iš tikrųjų labai patinka Billie Eilish. Man tiesiog, jeigu aš tai pasakyčiau, koks būtų mano stilius, tai aš labiau būčiau linkus į jos pusę.
Bet jo, Billie Eilish, Tate McRae patinka irgi, Bieberis patinka. Taip, Tokių- baby. Jo, tai aš sakyčiau, kad mano skonis nėra labai išpuoselėtas ten. Jo, tai vat, tokie va. O prisimenant tavo tos paauglystės laikus, kažkaip norėjusi paklausti, gal prisimeni ką nors tokio labai maištingo, ką esi padarius? Nu, nežinau, mamos ten dantų šepetukai tualetai merkus. Aš turiu 3 brolius ir O Jezu. su jauniausiu Geras mes tarp mūsų yra 2 metų skirtumas ir turiu 2 tokias istorijas, kur visai juokingas dalykas yra, kad brolis atsikėlė ryte, jau vėlavo atsikelt ir mūsų tėtis veždavo į mokyklą, nes mes ganėtinai toli gyvenom ir tėtis sako, greičiau renkis ir jisai nesirengė, sako, aš pats nuvažiuosiu su autobusu ir sako, jeigu nenuvažiuosiu, sako, blogai bus. Ir tada aš grįžtu iš mokyklos ir aš žiūriu, jis dar lovai guli. Tai praėjo visa mokyklos diena ir jisai dar namie ir žodžiu, taip gavosi, kad mes suvaidinom jo grįžimą namo, tai jis tiesiog, jisai išlipo pro balkoną ir mes tiesiog suvaidinom, kad jis grįžta namo ir, labas mama, labas tėti. Tai žodžiu, čia vienas toksai iš maištingų, bet irgi nepasakyčiau, kad čia labai kažkas wow, bet jo, tai būdavo tokių Bet čia vis tiek nesąmonių. labai faina istorija. Jo. Nu, nesąmonė tai nesąmonė, ką padarysi. Porą žodžių gal. Iš mokyklos laikų, kas labiausiai nesisekė, nesvarbu dalykas ar... Matematika ir istorija. Tai va, ačiū labai už atsakytus klausimus, labai smagu buvo pasikalbėti. Ačiū labai jums. Oi. Nežinau, kaip reaguoti. Prašom. Jeigu jums pasirodė, kad mes labai įdomiai pašnekėjom ir kad galėtumėt klausytis mūsų šito nuostabaus podcast'o, būtinai rašykit komentaruose, laikinkit, patiktukus numeskit. Širdutės, nežinau. Mes jūs mylim. Taip. Taip.